Nu ko, turim čia tik pakrovėjai, Lidlinį. Manau, kad daug kas matė, žino, galbūt dar daug kas ir turintis. Čia toks mano biški gyvendinams projektėlis, čia jau šiaip iš tikrųjų baiginėjams, čia tik belieka iš tikrųjų prikabinti termoporą, sudėti visko nevėjai ir uždaryti. Ko aš čia padariau, ko aš čia iš vis sugalvojau, tai aš sugalvojau tiesiog pasiimti pakrovėjai tokį, kad turėčiau be didelių galvos skausmų, bet kokį akumuliatorių paėmus, ką galėčiau krauti. Čia yra ant perdaryts, matos iš tikrųjų, kad kažko netep yra padaryta, neoriginale. Tai Čiaunsa turėjo tokį, sakykime, loginį valdymą, tik tas su savo gaminiaus akumuliatorium tik dirba, nes ten kažkoks tai programuojams mikrovaldiklis stovėjo, katras ir stovų akumuliatoriai, nežinau, aš tada prasme tai, kiek išgooglinau informacijas apie nus, tai stovų tokia pat mikroschema ir pakrovėjai, ir akumuliatoriai. Ir gaunas, kad ne tarpusavį ten sukomunikaun ir tada pasileid krauti. Reiškia, išėjime įtampas jokios nedaug, tol kol akumuliatorius nepasijung kartu. Ir gaunas, kad, bet kur nepanaudojus. O aš vyliaus, kad ant tokio principų ir yra, kad nereik nieko, jokio akumuliatoriaus specifinį, paėmė jungi savo akumanę maždaug ir čia turi išėjime reikiamą įtampą ir tau ant kraunasi viso pasikraun, bet netep buvo. Tep nesigavo ir teka tiesiog paprasčiausiai viskom perdaryti. Toks tas ir perdarims ir iš vis ton visą loginę dalį aš nukabinau šalin, visas detalės nurakinėjau, padariau, reiškia, netgi išėjimą įtampą, kur yra valdoma per optroną. Čia ant samatos pasislėpęs jau dabar yra optrons ir per optroną valdydavo tas pats mikrovaldiklis. Tai pačių primityviausių būdų ton visą optroną irgi sužaidės, grina, su kabinos, su būtent išėjimą įtampą, kas gavos kaip standartinis impulsinis maitblokis. Ir tada viskas, tada startavo, realiai gali padaryti netgi išėjimą įtampą reguliuojams, ten, nežinau, ten, jeigu neklystų, nuo 12 voltų, man rods gavos, sakykime, tiesiog sujungus ten, schematiškai aš nepapasakosiu dabar, nes neturiu pačios schemas, nei kažkokius kitokius, ir, reiškia, nuo 12 iki 21 voltą gali pilnumo gauti išėjimą įtamps, 21 ten su kapeikom, gal ne 22 voltą, ir tada, reiškia, aš padariau, kad man būtų maksimali išėjimą įtampa, ko paseko turiu normalų kaip maitinim bloką ir pakabinau va tokį įtampos reguliatorių, kinietišką moduliuką, visi, manau, tikrai daug kas žino, XL4015E1. Toks, čia, sakau, standartinis LM analogs, tik tas tipo yra iki 5 amperų, bet su 5 amperas, tai čia, manau, kad sunkiai draugaujantis, dėl to, kad reikia gerą aušinimą. Radiatorių čia reikėtų kabinti, tai čia kokius 3 amperus, be didelių prievartavimų, aišku, šiltų, normalia, ir tus 3 ampersams atidaut, nes standartiniai yra tie LM serijos mikroschemos, tos įtampas reguliatorių, tai iki grina 3 amperų maksimum. Į tai su radiatorės pakabintas, dirba. Kas tam moduliai iš tikrųjų negerai yra, iš tikrųjų tai tie droselė, tokie, sakykime, išpigios, tos šerdės būn susukti, tai nežiauria kaist, didelis šilumos atidavims, bet kas gerai iš to pakrovėjaus, tai ant stur originalų ventiliatorių. Man ant patika. Tas pats ventiliatorius irgi valdoms buvo to pačio originalaus mikrovaldikliaus, katras užprogramuots ten gamintojo, ir tai aš ten biški schematiškai irgi pertvarkiau, pakabinau termoporą, termorezistorius 10 kOm ir viskas, realiai tai čia daugiau nieko nėra. Reiškia, lemputis iškėliau fizinis,
į savo reikiam sveits, kad matyčiau tiesiog visą krovimo procesą. Raudons, kai kraunas, žals, kai pasikraun ir kai pasileid pats pakrovės. Dabar be jokios apkrovos. Ir paėmiau, kur dar padariau, tai čia iškėliau rezistorių, potenciją reguliuojam, paderinam. Iškėliau į išorę maždaug, ką galėčiau pasireguliuoti. Čia yra vis tiek, sakau, bandomas variantas, bandomoji versija man, kaip tokį variantą. Ir mano mintis pagrindė ir buvo, kad turėtų tokį pakrovėjį, su kuriuo galėčiau krauti bet kokį akumuliatorių ličio jonų. Tai čia turiu tokį irgi perdaryti akumuliatorių su 4 celėm, 16,8 voltą. Ir čia toks pribombasas. Ir vienu žodžiu, man, sakykime, reikės ne 4 celių baterijai krauti. Aš paėmu, atsuku, reikiam voltažą išėjimą. Ir jungu kraunu. Aišku, dar kol kas čia tai reikės draugauti su krokodilas, kažkokias tokias, sakykime, jeigu tokią ne akumuliatorių krauti. Jeigu reikėtų kokį nors, sakykime, kaip variantą, toj parodys visiems gerą žinomą makytinį akumuliatorių. Čia kinietiškas variantas. Ir, sakykime, laidus bum susikaišiui ir krauni. Sakykime, kasdienybė galbūt toks, kasdienė naudojimų nelabai tinkans, bet tep, sakykime, kaip papildoma, tai why not? Ir man toks variantas labai patikė. Sakau, iš tikrųjų, kas gera, kas labai galingas, nežinau, nesakiau, 4,5 amperų atidavims. Tas ir pakankamai nemaža. Pakrovėjau, originalus makytinė ten būn po 7,2, jeigu neklystu, gal netgi 120 amperų irgi tur galis išėjim. Tas irgi tur 21,5 voltą išėjim įtampą ir 4,5 amperų. Pas man tokia logika irgi yra, jeigu ne toks vadinkiam tepa, ne 6 amperų valandžio kums, čia aišku teik nėra, čia utopija, tai kai yra ne po 2 celės eilė, ne eilė, o lygiai grečia sujungtas, akumuliatorių tokiam iškart reikia atitinkamai daugiau srovės, kad ans būtų atkraunams, pakraunams tinkama ir ans, kad funkcionuotų ilga, nes kitu atveju, sakykime, su maža srovė pakrautas ar ličio jonų akumuliatorius, sakykime, nedirb tep kaprek, neturi tos jėgos įrankių su, sakykime, ar ten kampinį šlifuoklį paimtum, su kokiu impaktu ar smūginiu dirbtum, tiesiog trūks paskui smaris ilga. Iš vis ličio jonų akumuliatoriams reikalinga krovimas srovė ten irgi, aišku, pagal visus tus reikiamus standartus krovimo procese. Turbūt irgi tada, kai reik srovė, tada, kai reik tiesiog palaikoma įtampa, kol pasieik savo pilnai krautos baterijos įtampą. Tai ir vien žodžiu. Tas man reikalas labai patik, iš tikrųjų 4,5 amperų. Turiu būtent tiems makytiniams akumuliatoriams pakrovėjai iš kiniečių nupirkęs, tai jiems ten 3 amperų, bet ilgą kraun ir ilgą kraudams ten ants pats pavargsta. Kaip sakyti, užtrunka, nes aš turiu vien normalų akumuliatorių pasidaręs su vadinamas šokoladukas LG HG2 baterijom, tai būtent tos baterijos į 3 amperų valandžių talpos, viena celė, o yra 10 baterijų 2 eilėm sukrautas senos būtent tokio dėžutė ir, kaip sakant, tikrai jautas, kad yra geras baterijas, nes aš čia kai buvau pirkęs kiniečių senos ten realiai pajungiant kampinį šlifuokliaus, pjauni metalą, pjauni, tik jauti, kad kažko nebepjauni, nes nebeužtenks smarvės akumuliatorių ir ant nudūst. Vienu žodžiu, teik žinių. Tai va. Ir realiai, gail dabar aš nebeardysiu, nes čia tik ta prasme norėjau parodyti, kad tokį dalykėlį darau ir padariau. Iš tikrųjų, sakau, čia bandomoji versija to pakrovėjaus ir perdaryts labai linksma,
Iš tikrųjų labai paprasta, aš norėjau parodyti išėjimo įtampą. Nežinau, kaip čia seksas man suveina ranką, palarėk pabandyti šitą krakažų. Prikabinsiu. Išėjimo įtampą pamatau, ką galėtų. Na, va, turim dabar 15,85 voltų. Čia nežinau, dabar man pasistatys, jo, gerai ir. Ir aš dabar reguliuoju va šitą su potenciku. Padidinkiam. Didžiausiai išėjimo įtampa buvo, mačiau, va, 21, 80. Nes greičiausiai yra išėjimo įtampa tokia maksimali. Dabar galvoju, kur čia būtų protingiausia užkabinti pliusą. Jo, 21,80. Teisė nušuotkį diodą. Tai va, maksimaliai įtampa išėjimą. Ir to pakanka 5 celėms krauti nuoseklę. 5S. Kai būn. Tai vat. Su to krovimo moduliu. Aš te pavadinsiu. Nors ten step down, man rods vadinas. Trumpinam. O. Jie ir lend man piršts per kamerą. Jo. Nu ką, žinau, ką čia daugiau gali pridurti. Daugiau nieko, realiai. Čia va prikleckiuotas su karštas klėjas. Potenciks. Būtent toks pat, koks buvau. Įlitavau ten, karoči, priklėjavau su karštas klėjas. Ir viskas. Kunda galiu va parodyti tai. Ventiliatoriaus apsukų reguliavimas ir tas būtent irgi, kaip sakau, buvo nuo mikrovaldikliaus originalaus pajungts ir tiesiog buvo valdoms kartų krovimo metu. Nežinau, dabar neatsimenu, ar startau daug kartų, kai buvo tiesiog viskas originale. Nu ir vienu žodžiu, tiesiog labai fainas daiktas. Galvoju, gal reikės dar vieną tokį įsigyti. Vien dėl to, kad, tikrai geras dalykėlis, geras maitiniam blokas, sakykime. Man patinka iš tikrųjų, vat, kai yra čia PQ šerdis panaudota transformatoriaus. Kaip sakant, tos šerdis anos yra labai galingas ir mažas pats transformatorius nėra didelis, bet iš ano labai galima daug išspausti. Čia dar iš viso yra su vienu tranzistorium. Blemba, kaip aš užmiršęs visus reikaliukus esu. Su maitinim blokas būtent. Kokį tipą čia skaitos. Half bridge ir 4 tranzistoriai naudojantis. Ai ne, 2 tranzistorių, tai pusinis. Ir su 5% PVM signalu maitinams transformatorius, nes 100% čia susproktans. Jo, bet vienu žodžiu, ne apie tai šį kartą. Norėjau pademonstruoti patį pakrovėjai. Perdaryta. Čia nefilmavau nuo pat pradžių, kas ką buvo daryta, kas ten buvo nurakta. Gal sekantį, jeigu tikrai bus viskas ok su tau, dar vieną, sakau, pasiimsiu, pasidaryti normalią ir pasidaryti su holderiu, ten būtent baterijoms, kontaktus normalius, kažką tokį pasižiūrėti, savo turimiems akumuliatoriams, kaip tokiems šitas makytiniams ir turiu ten tokių kitokių akumuliatorių.
Ir viskas, ir tiek žinių. Tai vat, paims, prikabinsiu ir surinksiu dabar. Viskas. Čia daugiau nėra ko daryti. Jau, kaip sakant, gatavus reikals. Nu, čia buvau, nežinau dabar, buvau minėjęs, galvoju, gal reikėtų iš viso tokį šitas voltmetrą. Galbūt čia įsipjauti, įsistatyti, kad, sakykime, nu, pasireguliuoti įtampą. Nereikėtų sukti galvos, dabar man reikia atsinešti testeriuką, pasimatuoti ir tada nusistatyti reikiamą išėjimą įtampą. Nes, sakykime, 5 celių, 4 celių baterijoms krauti, nu, nekrausi su 5 celių įtampa, nes tai tas akumuliatorius išsprogs lauko. Gali net laikyti tas BMS valdyms, ten vis reikaliuką, nu, esant vidau. Tai va, ką, šįsyk teik ir viso, viskas, paka.